Labas vakarėlis, sveiki susirinkę į paskutinę šio sezono apžvalgą. Na kągi, turime paskutinę šio sezono apžvalgą, ją užbaigsime absoliučiai ramiai, be jokių skandalų, beje, po praėjusio video su Ieva žinoma, kad gavau iš Ievos laišką. Norit biškį paskaitysiu jums tą laišką? Tai faktas, kad su grasinimais, su viskuo, bet paskui dingo kažkur. Taigi, aš nesu viešas asmuo ir jokio sutikimo naudoti mano atvaizdą, jūsų turinė nesu davusi, jūsų vaizdo įrašai skleidžiamos idėjos apie smurto legalizavimą, leidimą, kabutėse leidimą sumušti žmogus iš vis. Ne prie ko susimąstė. Išprovokavo tiesioginius grasinimus susidoroti su manimi po vaizdų įrašų esančiuose komentaruose. Nu tai ar jūs turit protą, dabar jūs grasinat susidoroti su Ieva. Kaip ar žmogus iš tikrųjų nubliamo, kaip keistai žmonės reaguoja į tokius dalykus. Ir jokingiausia ta dalis yra tokia, kad tipo, dėl jūsų veiksmų sukeltos masinės agresijos ir grėsmės mano gyvybei. Hear me out. Tipo, mes tiesiog pažiūrėjom realybės šou ir pasakėm, kad jinai nemoka dirbti dalykų ir rašo, mano sveikatos būklė drastiškai pablogėjo per vieną dieną, šiuo metu esu gydoma ligoninėje dėl nervinio sutrikimo. Va to. Gal ligoninė gydomės ne dėl mūsų apžvalgų. Tik tokia mes matom, kaip viskas vyksta ir panašiai. Jinai parašė tą patį komentarą ir YouTube aš ją atrašiau ir iš karto ištrynė žodžiu tą komentarą ir panašiai. Nu žodžiu, tas ilgesnis čia laiškas, čia daugiau tokių dalykų jokingų, bet čia jokingiausias tokius paskaičiau, nes jinai prirašė visokių nesąmonių ir panašiai. Ir rašė, kad irgi pridavė policijai lyg ir panašiai, nu tai lauksiu skambučio, gal paskambins dar iš pareigūninės pasišnekėti vėl. Šį kartą galvoju, reikia ramiau viską, paprasčiau. Labiau, kad būtų toks vūsavo, meditacija, ir užbaigiam šitą sezoną. Vasarą apžvalgos suksis Contribui. Apie 10, apie 9 vietas kažkas tokio liko su mano nuolaidos kodu prisijungti Contribui, tai jį palieku čia tą koduką. Prieš jūs ekrane yra, bet galiu žodžiu pasakyti, Davidas Ben vasarą tas kodas yra, tai galite prisijungti Contribui ir vasarą pasimatysim ten. Na, šiandieną turėsim labiausiai random žmogų, princesė su geliuku. Šitą apžvalgą atsimenu, kai žiūrėjom, tai labai gerai tiesiog faina buvo panalizuoti, ant kiek žmogus gali savo gyvenimą susidirbti, vaidindama kažkokį personažą ir ypatingai dabar jau po poros metų tai labai puikiai pasimato, nes negi dingus iš Lietuvos, ten pati rašė straipsnis, kad kvaila buvo, kad taip darė, kad taip elgėsi ir panašiai, tai mano visi sapaliojimai prieš porą metų realiai buvo teisingi pasirodo. Ir va ten taip apie tą ir pašnekėsim, tą analizę tokia, kodėl žmogus taip iš savęs dergės, kai nereikia to daryti. Tai šiaip faina bus visai apžvalgėlė. Kadangi vasara būna karšta, ne? Būna. Ir mums kartais norisi atsigaivinti kažkuo tokio šaltų, ledinių, skanių, su mažiau cukraus, gazuotų ir nealkoholinių gėrimų. Būna tokių norų, tikrai būna tokių norų. Tai mums tai padaryti padės naujasis Go Botanicals. Mes turime 3 skonius. Kiekvienas iš tų skonių turi savo grupę vitaminų. Pavyzdžiui, šitas gazuotas kriaušių, apelsinų ir citrinų žalių skonių gaivusis gėrimas. Jis yra su B grupės vitaminais. Gazuotas greipfruktų, žalių, citrinų ir ženšenių skonių gaivusis gėrimas su sultimis ir vitaminų C grupė. Gazuotas melionų, citrinų ir šalavijų skonių gaivusis gėrimas su sultimis ir B grupės vitaminais. Mano favoritas tai yra šitas mėgstamiausias ir atšaldyti jie yra tikrai labai skanus. Visi šitie gaivieni alkoholiniai gėrimai yra su pamažintu kiekiu cukraus, su sultimis. Žodžiu, nusipirkit, paragaukit, atsigerkit, aš atsidarau savo mėgstamiausią ir skaniausią patį. Sakau visiems į sveikatėlę, linkiu geros apžvalgos, atsigaivinkim. Ar kada esate pasvajoję apsikeisti gyvenimai su kokia turtinga įžymybė, dainininkė ar aktorė? Galėtumėte kiauras dienas lepinti save visokiamis procedūromis, užsiimti sportu su asmeniniu treneriu, važinėtis po koncertinius turus ir vargo savo nematyti. Išsiaiškinkime, kaipgi mūsų pelenė Ramunė. Ar labai jį pavargo nuo savo peleniško gyvenimo ir norėtų panirti į tikrą prabangą? Pas Ramunę kažkas prie laiptų krūvą užkastas aukštyn gal. Blet. Kažkas pargriuvo krūvą ir užbetonavo ant viršaus laiptą. Sveiki atvykę, užeikit į svečius. Esu Ramunė Janeikienė.
Man 48 metai. Čia yra mano virtuvė. Iš tikrųjų, tai labai mažai gaminau, štai jinai maža tokia. Čia yra mano miegama zona, laisvalaikis. Gyvenu kaime, kur tu mažiau laiko skiri savo. Čia yra mano spinta. Jinai tokia biškiai, tokia. Nerasit Tokia. pas mane jokių suknelių, mėgstu džinsus ir mėgstu treningus. Tai čia princesė jau tikriausiai nieko gero ir nebūtų apsirengt. Aš darbuojuosi šiuo metu Druskininkų etno dvare, padavėja. Gyvenant kaime, darbų niekada nebūna per mažai. Turiu nedidelį paukščių ūkį, kurį irgi reikia prižiūrėti. Šiuo metu lakioja pataškų porelį. Lietuviškai vadinasi perlinės vištos. Labai žaismingi iš tikrųjų paukščiai. Sakė labai triukšmaujantys, bet nepasakyčiau. Mano čia labai tvarkinga pas ją. Tai yra povas, indiškas. Jisai žymiai daugiau patriukšmauja. Kukai. Tikras povas? Va, čia tai tikras gamtos grožis. Ar tikrai nuo jo taip pabėgti norisi į miestą? Na, kaip saugiasi. Priežastis, kodėl laikau, todėl, kad myliu paukščius. Labai myliu paukščius. Toliau labai mėgstu. Būčiau kaimynas, aš jos tai aš išprotėčiau nuo to povo, ble. Gėlės, daržai labai minimaliai, nes didžiąją dalį atima, vėlgi darbai. Tai nebus ką veikti pas ją. Tai ką faina mūsų princesiai iš užduočių būsi sugalvojusi? Gal paras kažkas užduotis įbryti čia, paskui pažiūrėsim. Už tai ir mūsų Lietuvos tikrai žymybė princesė Kristina. Dar geriau žinoma kaip blondinė su geliku. Labą dieną, prošė. Labą dieną. Man tas jis vyras baisiai juokingas, kur. Nežinau, man jis kažkoks kurvas su teneris. Žiauriai man jis juokingas. Nu ką, užeinam į mano rezidenciją, mano prezidentinis mano numeris, mes čia labai dažnai būnam, čia Harmony parkas. Blet. Žiauriai, mums čia patinka. Kaip sakant, kaip aš nemėgstu nieko nei tvarkyti, nei gaminti, tai čia viskas padaryta. Tai kaip, aš nesuprantu, netgi jie, tipo, čia, blet, milijonierius su geliku važinėja ir taip toliau, netgi jie chatą savo neturi čia gyvendami, what the fuck, aš nesuprantu. Viskas sutvarkyta, tik tai savo sėdi ir mėgaujasi, o gyvenimu, kaip princesė tikra, ir sėdžiu savo, kaip tortas. Kaip tėvė mūsų išmoktas prisistatymas, kuris iš pradžių gal šiek tiek šokiruoja, bet juk tai tiesa. Tik mažai kas žino, jog Kristina turi teisės diplomą ir net yra dirbus pataisos namuose pagal specialybę. O čia tas jos 19 metų vyresnis vyras, Enrique. Sveiki, tai aš esu Kristina, ta blondė su geliku. Aš esu iš Alytaus. Turiu vyrą, milijonierių, kuris yra už mane 19 metų vyresnis, bet mums tai čia nieko netrukdo, kaip sakant, čia kitiem trukdo. Aš suprantu, kad jinai realiai šiaip realiame gyvenime taip nekalba su tuo vyru, savo tokia ta maniera nekalba, Bet man, kur visada yra, žinot, hebra, koks tas klausimas ir dalykas. Aš nežinau, kiek jie metų ten, blet, yra, bet tarkim, kad ir ten pem, nesvarbu, tų metų kiek yra. Blet, man 32, aš nesėdžiu, aš kažkokia debiliška maniera neišsipisinėjau iš savęs, kažkaip šnekėti, atsisėdęs ten, kur kažkaip įsidirbinė. Ble, man atrodo, kad yra kažkoks amžiaus limitas, riba, iki kurios tu gali išsipisinėti, taip, tipo. Ir paskui jau tu tiesiog atrodai kaip ne viso proto žmogus. Man tai jinai atrodo ne viso proto, tiesiog realiai, kai taip elgėsi. Nors gal ir nėra durna, jinai sugebėjo, jeigu tą dėdą nukirs ir taip toliau. Bet taip reikia išsipisinėti. Aš nesuprantu, man... Ir žinau, kad visą dabar likus epizodą, kiek minučių, taip tas smegenis lesinai mums kurvas tą savo manierą. I like a lot of Kristina because she is my style, because she is beautiful, she is smart, she is business woman,
and she take a lot of care of her health and figure to be beautiful. And I don't know for another man, but this is for me, it's important. It's not only the aspect, but to be smart also, but everything in Kristina, it's perfect for me. Aigi, aš jums nepristačiau mano dieduko, nugi dievuliau, tai labą dieną. Labą dieną. Moka mano diedukas keli žodžius. Atsiprašau, I don't speak Lithuanian, only few words, you know, the important words like pinigai, sveikata. Tai dieduk, mes tave paliekam, tu užsiimk savo reikalais, gerai, o mes, žodžiu, varom toliau čia. Dieduk, aš tau sakiau, tu neik, tu pabūk čia, pabūk čia, dieduk. Tai čia Jėzus Marija. va mūsų miegamas. Nu ne jūsų miegamas. Lova. Kurva čia viešbutis. Opa! Va! Tai jau mes su dieduku duodam siongo. Kokio? Ai, nu, tave ką, jinai pati supranta, kad, nahui, kad čia yra cringe, kad čia jinai tą personažą, nu, nahui, to reikia. Tu gali būti blondė su geliku nedarydama iš savęs klaunės, tiesiog blėt. Mano mėgstamiausios grožio procedūros, nu tai aišku, mano vanagučiai, mano blakstienos, mano priauginti plaukai. Ten botoksą, tai kaip aš specialistė, tai jau susikalu pati savo. Va, nu tai aišku, lūpos tos mano, kur labai jau visiems patinka, ne jau ten tokios jos pūstos per didelės. Parodysiu mano kvepalus. Va, tai aš labai mėgstu, va. O, mėgstu varyt. Va. Turim čia tokią, va, džekuzį, tai prisileidžiam čia viską. Plaukojam, nardom, žodžiu, prisimetam visokių burbulų, vonion, viską ir čia su dieduku duodame aš čia savo. Oi, žodžiu, neklauskit. Čia tai tik biskis. Čia tik tais maža dalis, jau kaip sakant, viskas namie. Tai va visokie. Kurva, kokia Blet, aš niekada nespratau. Nahui tų batų su piniginė. Ką iš čia kurva gražą nešioja spanos šitaip, blet. Kas čia per baisybę, eikit jūs nahui. Nu baisu. Kurva su ta piniginė. Atrodo, blet, kaip su apykoje, kad būtų leiktinai paleista. Labotenai, va, ane, nu va, kaip ir šitie, va gražus. Balenciaga, va, kokios. Nu, nėra baisesnių batų, kurva, nes. Kokie, ne? Kaip sakant, praleiskime šitą prekinių ženklų reklamą. Mes tokius pat galime turguje nusipirkti. Na, gal viena kita raidelė bus pavadinime sumaišyta, bet kas ten atsaks? Šokų gieš. Nu va, šita va, labai jau populiari, ta mano Gucci striukė. 3000 eurų. Džinsovkė, 1600 eurų. Tavarsime, tokią džinsovkę realiai humanų už 2 eurus nusipirkau praeitą savaitę. 1600. Na, kam? Nu ir va čia visokių suknelių, visokių ten seksi išmeksi, ne? O, va, koks grožis. Oi, nepasiekiu tokią mažą. Trumpom kojom. Oi, bus linksma, bus smagu. Dar labai įdomu, kaipgi jūs viena kitą įsivaizduojate. Nu, tikiuosi, bus faina mergiotė, viską aš ją viskį pamokysiu gyvenimo, va, kaip gražiai atrodyt, kaip protingai atrodyt, kaip aš. Man graži, šviesia plaukė mergina. Na tai pasiskrūdinkite popkornų, atsisėskite patogiai, nes nuotykiai prasideda. Merginos kraunasi lagaminus. Nežinia, ko ten tiek prisikrovė Kristina, bet manau, kad jiems tavo lagaminams kaime bus šakės. Senis, kur dabar jau mirs. Ta mūsų Holivudo žvaigždė ir keliaus į tikrą gyvenimą, į kaimą. Mano gelikas šiandien lieka mano, viskas ir palieka, mes į pelenį, myliu, bučiuoju, lėkiu kaimon. Išvažiuojam į savo gimtų namelių. Kažkur
Ne kažkur, o į tikrą žvaigždės gyvenimą. Kur tu, blėt, bėgi? Oho, jinai čia gyvena? Ramunė visiškai nenutuokdama. Prodiuserį tokie, tipo, Ramunė suvaidink, kad čia ne viešbutis ir kad tau čia tikrai kelia nuostabą. Ramunė. Jinai čia gyvena? Krarojų. Fainas. Ir žinoma, iš karto patenka į prezidentinius apartamentus, kuriuos laukia dar vienas netikėtumas vardu Enrique. Visada buvo svajonė turėti namuose didelį stalą, Opa! kad galėtų visa šeima. Labą dieną. Mano vardas Enrique. Aš Ramunė. This is for you. Oi, ačiū Jums labai. This is our residence. Aš nesuprantu angliškai iš tikrųjų. Nu ką, kurva. Važiuojam. Piskit gestų kalba, kai būna, kai nespranti rankom bent jau kažką. Yeah. My wife leave a letter for you. This is for you. Aha, supratau. Okay. Okay. Enrique iš tos trioko net nedavė damai apsižiūrėti. O kur ekskursija? Gi labai smalsu pažiūrėti? Dar vienas kambarys. Koks didelis. Mano namas beveik toks pats. Lova kokia graži. Čiužinės. O, kaip faina. Kažkaip atrodo, tokia spalva kvepalų labai skaniai turėtų kvepėti. Ja, aš trakė. Manau, moteris tokius kvepalus naudoja, kuri labai pasitikė savim. Koko, bet pasitikėjimo savimi Kristutinė stinga. Nu čia turbūt kiekvienos moters svajonė. Su dvieduku duodame aš čia. Neduoda nieko. Aš neišlipčiau iš jos. Dieną, Kodėl, kur man išliptum? naktį, nes žiauriai faina. Aš turbūt tokius namus turėčiau, aš neišeičiau nei į darbą, nei į miestą, nei į parduotuvę apsipirkt. Nes, atrodo, čia viskas yra. Iš tos visos nuostabos tu neturi ką pasakyti, nes tai yra vau. O šiaip dar jums klausimas, galite, nežinau, parašyti komentarą, galite neparašyti po kontribį pačiame kontribį. Jums tipo zaibys, pavyzdžiui, dabar mane atvestų į tokius apartamentus, sakyčiau, kas čia kurva per senieną, kas čia per nesąmonę. Man asmeniškai, pavyzdžiui, aš suprantu, jo, čia kažkokia prabanga, fake tie auksai ant tų lovų ir taip toliau, bet man tai čia kažkoks kurva vos ne bažnyčios altoriaus vaibas, kur prieauksuota ir šiaip gaidys, man tai čia ne prabanga, pavyzdžiui, man padovanotų tokią chatą, aš visus tos baldus, iš karto turėčiau išpist von, perdažyti sienas, kilimus pakeisti viską, kad būtų zaibys chatą. Man čia yra tragedija, aš nežinau kaip jums, gal jums zaibys, bet man tai čia ne vau ir visai ne vau. Moteris labai mėgsta sportuoti, su tokiam kelniam niekur neičiau. Vienintelis man dalykas iš jos spintos, tai striukytė patiktų. Baigiai, žakteltum, jei sužinot. Gal aš galvoju, gal su Oriju mes kalbėjom apie tokį vieną bičą, pažįstamės ir kirpėją tokį bendrai, kuris labai ten rengėsi brandiniais drabužiais, Gucci visokie ten, batai, Balenciagos ir bla 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 ir panašiai. Ir mes Orim kalbam, sakom, blemba, pavyzdžiui, aš sako, nusipirkčiau kokią Gucci ar dar kažką ir užsidėčiau, atrodytų, kad aš nešioju padielką, sako, fake. Nors, tipo, kaip ir turiu už ką nusipirkti, bet, tipo, atrodytų ant manęs kaip padielka, tiesiog prie snukio netiktų. Ir dabar aš pažiūrėjau iš kartą moterį, aš nieko, aišku, nenoriu pasakyti čia blogo ir taip toliau, bet, kaip jai netinka tokie darbai. Dabar jinai išsidės tą Gucci striukę. Va taip atrodydavo pas mus tetos Jurbarke, kurios pardavinėdavo koinės turgų šeštadienį, kur ateina ant to kartono. Turgai ant kartono atsistoji, kojas, šonu, pasakė ant pėdų šonų, kad nenušaltų ir laukiu, kol atnešto treninginės ir jinai, su tokia striukė būtų. Nors šią tipo Gucci už 3 štukas, originaliai. 3,000 baisiai eurų. Netinka prie... Nei už ką. Gerai. O mūsų princesė su savo labutinais tik dabar iki tos špokinyčios atrieda. Gerai, kad visi kablukai ten vietoje. Tai varom pažiūrėsim, tuoj nusiversiu aš čia. Perkūnas, supartolinsiu visus savo Louis Vuittonus, lagaminus visus. Tai ko man asfalto neišklojot? Kas man atpirks? Gerai. LNK jau, sąskaitą jau patikėkit, kokią jūs gausit. Tai ką,
einam apžiūrėsim, kur mes čia atvarėm. Panašu, kad posakis gera pradžia pusė darbo čia įgaus naują prasme. O, beveik gelikas, nu. Lipam, sėdam, oi. O. Nugi nesės, kitą vaiką maštas. Vrum, 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 varom, varom. Fainai viską. Galėtų tas kurva tigras gyvas būti. Fon. Galėtų jis kurva gyvas būti ir prasineš po tą verandą, jūs išnešiuot visus. Tiek operatorių, blėt, tiek tą blondę su geliku. O, žiūrėkite, na kokius paukštuko, žinokit, aš labai myliu. Nežinia, ar povams patiks dar viena konkurentė jų teritorijoje. Jo. Davai, Ateik, eik, užšnekėt. Tuoj to kurva bus cip. Nebijau. Nu viskas, einam vidun, einam trobon. Bafu čia. Nu, ir ką? Princesės laukėt, a? Kaip sakant, labotenų nei vienų nematau. Apelsinų gerai. Aha, lerti plasmasiniai, nu. Gal kokiu PlayStationu čia varo? Nors PlayStationo nematau. O. Nu, nebiski per prasti, kaip sakant. Ale tikras revizorius, ta Kristutė. Wow. O, čia kažką tai yra tau. Biski dišova, tokių nei nežinau, kropčių kažkokia, čia irgi kokie papigiai. Nu, tai kur jau su tokiu eit? Nu, arba čia oversizes, arba čia biski pavalgius, tokia ciockia galiu pasakyti. Tai, kaip sakant, žinok, pelenė, jeigu tu daug pavalgius, tai kaip mano vyras sako, tai geliko durys ir neatsidarys. Tai man atrodo, žinok, eisi pieškom. Ir nuotykis prasideda. Ramunė supratosi, kad jos laukia išskirtinai prabangi diena, neslėpia šypsenos veide ir laiminga keliauja į spa zoną. Ramunė tai bus žiauriai neįdomi iš Ramunės pusės viskas, nes čia realiai, kur gyvena tame Harmony Park, tai čia absoliučiai viskas yra tipo spa ir taip toliau ir panašiai, tai čia jaučiu viskas vietoj čia ir suksis. Pirmoji atpalaiduojanti procedūra, lamamas ir masažas jame, oi net pavydu. Va dėl ko verta surizikuoti ir sudalyvauti tokiame realybės šou, juk kiekviena moteris Gal aš prasuksiu geriau šituos dalykėlius. O kaime Kristutė dar tik pradės mėgauti savo naujomis veiklomis. Mums čia dabar reikia pasidaryti kokteilį, ne? Tai ką, tai mes dabar einam ieškoti tų žolyčių, ne? Čia vyras ar moteris? Raustim ir dėkų? Ne. Ne? Nereikia. O kodėl? Neduoda? Duoda, gali raut, valgyti nori. Pliusas Kristut, kad žinai, jog ridikas ne ant medžių auga. Va, žiūrėkit, koks gražus. Valgysim? Gerai. Nu tai kur tos mūsų balandos, žliugės ir garšvos? Skinkit, Rimutė, skinkit. Čia kokteilį reikia. Viską. Va, aš moku įdarbinti, nepergyvenkim. Viskas gerai. Dar biski kelis žiupsniukus ir eisim daryti kokteilį. Tai jūs padarysit, o aš gersiu, gerai? Gerai. O. Kokia pifa atvažiavo į tokių Rima čia. Ragavos, žolių nevalgo, negeria. Ir man reikės jas gert? Ne. Tokio čia šlamšto, tai žinokit, aš negersiu. Tai Rimutė, jūs pasidarysit ir išgersit vieną. Gerai, moterį? Rimutė, kuras su viskosink. Gerai. Iški maladės, kaip sakant. Va, bet žinokit, nu jau šito kokteilio tai aš jau tikrai negersiu. Kažkokia tai nesąmonė. Kaminai tikus. Tu paukštukų varom čia. Niekam. Va. Oho. Čia kokia visa rezidencija, nu? Rezidencija tavo ir dviratukas. Važiuot, kur į parduotuvę reikės. Perkūnas, žiūrėkit į mano dviratino. Kur tas pašaras? Biski? Gerai. Gana? Biski, užteks, tai tik du. Nu, gerai. Žinokit, kojas labai skauda čia vaikščio. Čia
Labai jau Gal reikėtų nepatogu. ne su kablais? Tai kad jau taip vadovauji, gal dar paprašyk, kad kaiminka paneštų tave ant pečių? Nu, ateikit. Tim liūdelį impilti. Cip. O tai iš rankų nevalgys? Ne, tai Ne? liūda, niekap nori. Kodėl? Bailus. Ateikit, nu. Cip. Blet, palik tos paukščius ramybėj, vargšai, kur išprotėjęs. Žiūrėk, apskanu. Kas laimės, FIFA ar povas? Turiu nuojautą, kad povas. Turi ir aš Ateik, nu. tokį niuchą. Ateik tu. Cip. Ateik. Ateik, sakau. Nu, nenori, Ateik. blet, eit pas tave. Nu, Geras paukštukas, geras. Uba. Viskas. Ate. Pilna burna smėlio, šūdų ir visko. Užtat Ramonės poilsis nuvijo jos visas mintis A, nuo Ramonė, darbų, toliau. paukščių priežiūros ir kitų vargų. Baseinai, pirtys, ramybė, tikras rojus. Trūksta žodžių, iš tikrųjų, netgi viską apsakyti, iš tikrųjų labai faina. nu Labai bet gerai, va, Ramonė, atsipalaiduos, blet, Ta kiek visa galima. atmosfera. Palikime mėgautis Ramonę Jo, ir jo, jo. grįžkime prie Kristinos nuotykių. Palikim Ramonėlį ramiai. Tu, Petrai mano, a? O Kristutėje teks prisiminti vaikystę ir sėsti ant dviratuko, kuris arklio galio turi tiek, kiek pajėgė pats vairuotojas. Tais kablais. Perkūnas. Šis dviratis išgirdo, kaip tu apie jo šeimininkę kalbi. Dėl to nusprendė tave, Kristut, iš balno išmesti. Gelbėkit kas nors! O stabdžiai kur? Viskas, stabdykit mane kas nors! Oi, miestelėje ilgai visi tavo Ai, kelionę Dieve, aptarinės. Bet Ai, iki parduotuvės Dieve, Dieve. nuvykta. Keliauk apsipirkti. Tik čia nei Labutenų, nei Prados nebus. O, pirksim dažų. Man reikėtų nudažyti dviratį. Purškiamų baltų dažų, kad blizgėtų, kaip zviozda tikra, žinot? Tai dviračiai vienos užtieks bankės. Sakot? Taip. Gerai, dar pirštinių. Paskutinius pinigus. Jėzau. Kada paskutinį kartą tiek pinigų parduotuvėje buvai išleidusi? Dar tikriausiai ir liko arbatai. Oi, nu tai va GPS-ų įsijungiau ant savo Rolexą ir viskas greit radau. Ir su liemene kryžai, Jo, kažkokį žinokit. bernelį nukaliai. Taip, žinokit, nurengiau vieną Nes buvai be Nupiso liemenę žmogaus. Savo dėdukui parašiau. Dėdukas pasirašė lauktuvų. Pasirašė, dėdukas. Gal jau į darbus kipkime? Nes kol kas vien pramogos. Ale jau biski pagyvenė šitas dviratis, Nes jisai dėl grožio. Užsiraitojo ir sėdzinė. Tai ką čia dabar reikia Rimutė daryti? Rodykit. Nu, pirmą reikia dviratis nuskust ar apšveist, kaip sakydavo. Nubrūžint, kad neliktų dažų. Visą apdažai apšveiti ir paskui dažai, per naują, naujais dažais. Bet reikia, kad neliktų, matai, kaip. Pabandysiu biski, aš ką. Biski pabrūžyk ir gerai. Čia nubrūžinau iki toliau, dar kitą ratą. Bent jau brūžinti tai tikrai moki. O, čia gal reikia kažkaip tai numontuoti šitų bagažinį, ką? Man čia neatsilupyti, nereikia ir brūžyti, kur neatsilupyti. Viskas? Viskas. Prie patrėmuko, ir te purš. O, matai, kaip gerai. Kokį biski per skysti, ne? Jo. Tai gal čia kokį šūdą įkišo? Mažom apsidažys, bandyk dar bandyk. Nu tai imkit Radik ruošti, biski, va štai. Nu klausykitės, tai kas čia dirba? 5 kartus papurškė ir pasidavė. Realiai, nu viską, absoliučiai Mat viską lengvai daro. pasiduoda ta Rima. kaiminka spaudimui. Jos vietoje seniai charakterį būčiau parodžiusi. Išdažysit mano baltas kelnes. Nieko gero iš šitų ponų. Geriau jie greičiau namo išvažiuotų, nereikėtų man dirbti. Jiem tik mieste gyventi ir milijonai skaičiuoti, o darbo nieko nei A, nei B. Tai Rimutė labai gerai nudažė viską gražiai, šaunuolytė moterytė, paskutiniai pacepim. Kam dar aš dabar susimašiau, nu kam, pavyzdžiui, irgi, turint protą, ne, nu, turi dėdą, kuris turi dahuja babkių, ten padėlio kažkokią areną turi Alytų ir ten kažką, nu, tipo, tu irgi ten kažką dirbi, darai. Nu, nahui eiti iš tikrųjų tokius šūdus. Nu, tikrai, realiai. Dėl ko tu, pavyzdžiui, darai dalykus, tipo, nu, okei, dėl ko aš galiu pasakyti, dėl ko aš darau video. Aš darau video dėl to, kad man yra smagu, jo. Bet vis tiek, viskas remiasi, nu, tipo, už tai, kad
į tai, kad tu už to išdirbi. Nu, tipo, tas to populiarumas, žinomumas, kai atsiranda, tai tu gauni reklamas tiek Instagram'e, tiek YouTube. Tada, contribui žmonės susirenka, nes tu jiems patinki ir taip toliau tave palaiko, visi, tu tada atiduodi jiems. Tai tu darai dėl to, kad iš to uždirbti. Jeigu aš būčiau būčiau moteris ir mano dėdas būtų milijonierius, iš kurio aš gyvenčiau, aš net socialinės medijos neturėčiau. Aš savo ramiai gyvenčiau, atostogaučiau, čilinčiau, gėdos nedaryčiau, kur tu tiesiog realiai daraisi gėdą prieš pusę Lietuvos. Visur, kur tam Instagram'e, visur, kur eini. Man šitas niekaip nedaina, tipo, ar tau tiek jau nėra ką veikia, tau kažkokio tokio debiliško dėmesio reikia, kur visi iš tavęs tiesiog tyčiojas? Ar kaip? Taip, žinau, nesuprantu. Va, aš irgi step stovėjau, net skarukė nukrito, net plaukai iškrito, va. O ne, istorinis įvykis. Pasirodo geliko durys, ar Ramunei visgi atsivers. Mūsų projektas netokius užkietėjusius grožio mėgėjus priverčia persigalvoti. Ir iškeliauja mūsų Ramunytė su personaliniu vairuotoju žaisti padelio į asmeninius Kristinos ir Enrikė padelio kortus. I like big cars. I like big dicks, I cannot lie. Pažiūrėsim, ką čia reiks daryti. Labas, now we are in Padel 7. This is a Padel Clubas, and with Ramuna we going to introduce the Padel sport, and let's go to see what's happened. You say Labas, you know? You take, and then, yeah, like this. Like this. Kaip gaunasi tepti, aš nesiparinu, viskas tik gerai, svarbu gražiai atrodyti tam korte, ten tas žaidimas niekam ten neįdomu. Let's go, try. Let's go. Na. Opa, kuro. Tai mano pirmas kartas, tai aš manau labai super, nes tai yra pirmas kartas. Manau, tuo viskas ir pasakyta. Again. Aha. Atrodo, taip paprasta. Gerai, good. Good. Gerai. Pramušėje. It was nice to teach Ramune. It was I think, a good experience. It was not difficult to teach her because, you know, I feel that she's an active woman. It was good and labai gerai. Bet jau biški geriau. Active woman. Geriau, jo. Mažais žingsneliais po truputį Ramunė prisijaukina padelio žaidimą, kuris šiuo metu taip ant bangos Lietuvoje. Ir mokytojas kantrus. Lėtai, bet užtikrintai. Princesės Kristinos kelionė tęsiasi. Jie atvyksta į Ramunės darbo vietą, kur jai vargu ar pavyks išsisukti nuo darbų. Bet ką čia gali žinoti? Mama mia, labą dieną. Aš Jurgita. Taip, aš Kristina. Tai ką, šiandien šiek tiek padirbėsim. Eisim pavirti cepelinų. Pasipuoškim ir eisim bulvių paskusti. Viskas, taip gerai. Varom. Ir neprašiau, atrodai ne visokie. Realiai tinka, jei būtų virtuviai tokia. Niek nenoriu sakyti, bet labai tinka jai šitą prangėlį. Pjaunam taip, kad neiškristų ant žemės. O jo veidelį kokį nutaisiusi? Kur šypsena? Kur azartas? Nu tai dėkit, ponė. Net, aš tai moku. Taigi čia ilgai užtruks, jeigu aš vieną dėsiu. Tai reikia greičiau. Šiek tiek viską. Ne, tai aš lietu apsisukimų. Gudrumas neišpasakytas. Tai su nagaisgi negaliu spausti. Ai, Jezus. Bled, nepernešu, aš tokių nesąmonę, aš negaliu, iš tikrųjų, širdžiai negaliu žiūrėti, žinokit, jaučiu, bled, aš... Koldūnai, vajezu. Negaliu aš čia būt greitai, mes šiandieną suminkom ir viso. Padarom tokią bandą, paplojam, slepiam tą mėsą.
glostom, kaip vyrą, taip užglostom. Taip. Oi, tu mano mažiukas, tu mano dziedukas. O jo vyrą glostyti Kristina tikrai moka. Piščiau, kur vaistalas, kamščias, bet nukris šviesos, viskas nukris, bet tikrai piščiau, žinokit. Pasiplojam pačios. Pasipistų savo. Va, tas cepelinų gaminimas ir tas aplamai visas maistas, tai tikrai ne man. O kol Kristutė keliauja į savo paruoštą susitikimui su princese. Būsiu Marija, jūsų visažo meistrė. Aš būsiu Iveta, jūsų plaukų stilistė. Malonu, kaip faina. Pelenė atvykus, pelenės plaukų įdomu, būklė buvo gera, trūko šiek tiek drėgmės, tad atlikome drėkinančią procedūrą. Taip pat plaukus sugarbanojame, padarėme šukuosiną, o prie šukuosinos priderinome makiažą, tai būtų vakarinis makiažas, kuris pabrėžia gražiausios peleninės bruožus. Nu, man įdomu, blėt, kągi jau čia pabrėž tokio. Įdomu labai. Maža to, tai kol Ramunė gražinosi, mūsų princesė Kristina net nesugebėjo pati makiažo pasitaisyti. O kam, kai yra tarnų jos pilyje? Tada ir ją pagražino grožio specialistė, kad jau nedaugtų dievę prašiau už pelenę neatrodytų. Atėjo laikas susitikimai. Kristina visą įsidabinusi prabangiais drabužėliais. Tikrai buvau ant ribos, kur ten, blėt, išjungti tiesiog ir pabaigti epizodą pirmą kartą, bet, kurva. Galvoju, dėl jūsų pabaigsiu. Laukia Ramunės restorane Alytaus širdyje. Oi, tu bože moj, tai kokia krasavica. Sėsk jau. Tai labai jau tokia kliova moterytė, dzūkelka, kaip ir aš. Pasakok. Tai gal pirmą pradėk. Princesė, kaip tau sekėsi? Tai tu irgi dzūkelė? Aš irgi dzūkelė. Tai jau padzūkuosim. Tai žinai, susipažinau su tavo kaimynka Rimukė, ane? Oi, kokia putiova bobelka. Žinok, ledas ne moterytė. Žinokit, nepykit, gerai? Ne. Tai gal aš pradėsiu nuo to, kad ačiū, jog žiūrėjot šiandieną mane, ačiū, jog žiūrėjot visą šitą sezoną, kad pasubscribinat, kad uždedat laiką, pakomentuojat, pasidalinat su draugais ir kad esat Contribui ir Patreon. Labai visiems už tai ačiū, tikrai noriu pasakyti. Šis sezonas buvo toksai spalvingas, sakyčiau. Biški man gaila, kad trūksta Lietuvoje tų kokybiškų iš tikrųjų šou. Tokių, kur, jeigu, pavyzdžiui, detektyvas yra kažkoks, ne, ir jisai yra, blemba, apie išsiaiškinti profesiją, tai kad taip ir liktų, kad ir išsiaiškintum profesiją, o ne kažkokie, ten meilės dramos ir panašiai. Rudenį pasimatysim vis tiek viename video, tai 100% būtiniausiai, o jau kaip bus, taip jau bus. Nesakau viso gero, sakau iki pasimatymo ir noriu palinkėti visiems gražios ir smagios vasaros, kad mylėtumėt vienas kitą iš tikrųjų, kad gerbtumėt vienas kitą, kad nepiltumėt šūdų ant galvos žmonėm, kurių net nepažįstat ir kad pagalvotumėt apie save biškį iš kitos pusės, kad esat geresni žmonės, negu kad kartais pateikėt save ir atsiminkit, kad meilė visada nugalės visus dalykus. Nekalbu apie tą poros meilę, kalbu bendrai tiesiog apie meilę į dalykus, meilę į gamtą, meilę į orą, meilę į, į maistą, meilę tiesiog kitam žmogui, simpatiją kitam žmogui, net nors ir tu jo nepažįsti ir nesvarbu tai vyras ar moteris, bet meilę į draugystę ir gražų ryšį. Tai va tokia žinutė gal noriu viską užbaigti šitam sezone ir pasakyti, kad myliu aš jūs visus iš tikrųjų, ką žiūrit, kad ir kokie jūs ten bebūtumėt, kad ir už nugaros ar komentaruose pilat šūdus, ar kad pagirėt ir ateinat pasveikinti ar apskabinti. Myliu visus vienodai, nes meilė gydo. Ir meilė net tuos blogiausius žmonės padaro geresniais. Viskas. Ačiū, kad buvot.